Labas rytas. Šiandien leidom savo ilgiau išsimiegot, paaukojom jų tos varganus pusryčius. Tai dabar važiuojam papusryčiauti, o paskui važiuosim į Segvojų nacionalinį parką. Susiveikiau burgeriuką be mėsytės, pasiėmiau su mėsyte, turim bulvyčių ir turim kečupą ir turim dar Dr. Pepper atsiverti. Nu, paragauk burgerą, pasakys ar skanu. Va, parodau be mėsytės, labai paprastas. Su muštiniu, su šalata, sūriu ir dar padažais. Nėra blogai. Na va, pavalgėm. Reziumė, tai nėra blogai, nėra ir labai gerai. Pas mus skaniau. Bet iš bėdos galima ateit pavalgyti tikrai geriau negu Burger King'as. Šiaip netaip atvykome į Segvojų parką. Buvo nemažai keblumų atvažiuojant. Buvo uždarytas kelias. Gavom važiuoti per ženklus. Paskui jau nebepavyko, nes buvo prie sekančio ženklo krūva žvyro ir pravažiuoti nebuvo įmanoma. Bet buvo posūkis per kalno šoną tokį labai mažai naudojamą asfaltuotą kelią. Tai per jį apie 6 km važiavom, šiaip netaip pravažiavom, bet svarbiausiai pavyko mums atvykti į parką. Štai va, milžiniški medžiai. Štai nuvirtęs medis, tai jisai matysis mastelis bent kažkiek, tai eik. Čia 2,5 žmogaus turbūt atsistoja, galėtų praeiti. Realiai va net nesekiu lubų.
kamienas kaip namas. Sekvoja nacionalinis parkas yra JAV nacionalinis parkas įsikūręs Kalifornijoje, Sierra Nevada kalnuose. Įkurtas 1890 metais, tai yra vienas iš pirmųjų nacionalinių parkų Jungtinėse Amerikos valstijose. Parkas garsėja savo didžiuliais sekvoja medžiais, kurie yra vieni didžiausių ir seniausių medžių pasaulyje. Važiavom dabar į aikštelę, turėtume šiek tiek pasivaikščioti ir pasiekti didžiausią pasaulyje medį. Šitose teritorijose yra miškų. Ir yra netgi ženklai ir parašymai, įspėjimai, kad nereikėtų meškų maitinti, nes jeigu bent vieną kartą meška paragauja maisto žmogaus, suagresyvėja ir tada bando įsilaužti į automobilius, išdaužia stiklą arba eina į vietas, kur žmonės yra apsistoję, kad gauti to žmogaus maisto. Dažniausiai tos agresyvios meškos jau turi būti išnaikinamos, nes jos jau tampa pavojingos žmonėms. Todėl vaikštant šitose teritorijose reikia ir automobilyje paslėpti maistą turimą ir jo niekur nepalikti, kad meška to maisto neparagautų, nes kitu atveju jie greičiausiai suagresyvės ir turės ją išgaudyti. Miškelis tai paliktas visiškai natūralus, kad būtų išsaugomos natūralios ekosistemos. Ir irgi yra ženklų pridėta, kad išlikti ant takelio, kad nelaipioti, kad nesunaikinti augalų esančių čia ir nepakenkti. Čia irgi mūsų draugeliai laksto, gaila riešutų neturi. Greitai. Čia yra gabaliukas medžio, kuris skaičiuojama buvo 2210 metų senumo. Ir šitą medį skaičiuoja, kad yra išgyvenęs apie 80 gaisrų. Ir yra labai daug tokių kaip skylių, kaip įtrūkimų šitame medyje. Tai va šitie dalykai įrodo kiekį gaisrų. O pats medis yra ganėtinai atsparus visom liepsnom, nes turi ganėtinai storą žievę, kuri yra atspari ir apsaugo medį nuo sudegimo. Sekvoja nacionalinis parkas yra ne tik gamtos grožio vieta,
bet ir mokslinės ir istorinės vertės objektas, suteikiantis lankytojams unikalią galimybę patirti milžiniškos ir senovinės gamtos grožį. Generolo Šermano medis. Šis medis yra didžiausias pagal tūrį pasaulyje, o jo aukštis apie 83 metrai. Tai vienas iš seniausių medžių, kurio amžius siekia 2200–2700 metų. Radom aikštelę biškį arčiau, kiti matėm nuvažiavo į apačią, tai man atrodo pasivaikščios kaip reikalas chebra, nes ir prie didžiojo medžio buvo, kad invalido aikštelė labai arti, tai mes šį kažkokio kempingo aikštelę pastatėm, tai turėtų netoli būti eiti dabar. O dabar keliausim link Moro akmens. Kaip išreklamavo informaciniam buklete, tai šitą vietą privaloma pamatyti, nes vaizdas atsiveriantis yra vienas geriausių matomų parkuose. Nu, nuotrauka buvo uždėta, tai tikrai turėtų būti neblogas. Žiūrėsim. Išgyvenęs gaisrą. Pakeliui radom ir grybukų. Sutikom žmonės, sako, jie ten pametė kelią. Sako, neikit paskui mus, mes nežinom, ką darom. Ir ten buvo tas nukritęs toks medis ir ten tik tai takelis pasibaigė ir viskas, ir neaišku, kur ten eit toliau. Tai va, tai nežinau. O čia va vaikšto pasiklydėlių gauja. Ir mes jų tarpe patys atėjo paklausė, ar mes radom kelią. Sakom, ne, neradom.
Žodžiu, takelis kažkoks rastas, bandysim į toliau žiūrėti. Gal čia salvojas ir yra šitie konkursai, nes tokie visiškai... Gal jo, gali vieną pat. Įsidėk. Pasiklausėm žmonių, sakė, dar 0,7 mylios kažkur liko. Mes čia žudėjom pasiduoti. Bet nepasiduosim. Nes dabar yra geras kelias, čia kur mašinom važinam. Aišku, prieš tai buvo galima pasirinkti tą kelią, bet aš pamačiau, kad yra parašyta takas miškelio. Ir susigundžiau eiti tuo taku. Pačio pradžioj nebuvo jis ten toks blogas. Paskui pablogėjo. Tai va. Paskui ir ženklai nebuvo. Jo, paskui ir ženklai buvo sugedę. Sugadinti visi. O dabar tai va, labai gerai bus. Artėjom pagaliau prie savo tikslo. Dar ten prieš tai Simas pastebėjo akila akis klapsinčias ausytės. Paskui man parodė, pagalvojau pradžiai, kad paukščiai įsižiūrėjau, ogi ten buvo turbūt stirniukai. Guli savo ramiai, susilieję su aplinka. Ne, nepastebėsi. Vaizdelis tai toks, kad būtume haikinę turbūt visą dieną į kažkokią tai kalno viršūnę. Nu ką, priimsim laiptukų iššūkį, gal bus parašyta kiek laiptukų. Milijonas. Jo, ir su turėklai šiaip viskas normaliai. Čia laiptai tai tikrai gerai atrodo. Ir nėra dideli status kažkokie. Štai. Na jo, vaizdas tai turėtų būti geras nuo viršaus. Čia pats akmuo. Ai, virš 350 laiptukų. 2050 metrų, tai 2 km 50. Nu jo, čia artėjant link viršūnės biškis statėja. Bet palyginus su vakar kriokliu, tai nėra labai baisu. Kai nėra turėklų, einam palei sienos. Viskas. Jau tikslas arti. Ir reikia tą aukščiau. Pasiekėm kalno viršūnę. Einam. Iki
tolimiausią tašką. Būtina kaip tikriem lietuviam perlipti atitvarus dar. Čia, kur matote šitą rūką, tai čia yra net ne rūkas, čia yra smogas dėl žmonių taršos. Nu va, nulipom nuo savo akmens, kuris yra už nugaros štai ten. Va, čia ir buvom, čia. Nebuvo labai lengva, bet nebuvo labai tragiškai sunku. Vakar į Kroklį sunkiau buvo lipti. Šičia kiek ten, šiek tiek virš 350 metukų buvo. Bet į Kroklį ir įspūdingiau buvo. Nu, nežinau, man tai čia labai įspūdinga buvo. Gražu, bet... Geras vaizdas buvo tikrai. Radom didžiausią medį pasaulyje. Štai šis. Net parkas nežino tai šitą medį. Iš tiesiog 3 medžiai vieno suaugę. Štai medis ant kelio, Kurio nusprendėme traukti, o jame išpjauti skylę tokio dydžio, kad galėtų lengvasis automobilis pravažiuoti. Nors dabar uždarytas kelias ir mašinoms važiuoti negalima, bet vis tiek visiems įdomu. ir ateina peškom. Ir man atrodo, čia net nėra būtina važiuoti, nes ten yra kilpa ir grįžti atgal. Tai čia tiesiog tokia atrakcija. Can I go up? Up on the tree? Yeah, Is it possible? yeah, it's possible. Go down there, run up. Go down Okay. and climb up. Yeah, you can start right at the bottom and run up. Oh, you need to lift the bottom. Are you saying height? I'm a little bit, Yeah, I'm a little bit moving. Tai davai, ateik. right there. Follow him. It's very high. Don't push the girl. O, dabar duosiu ranką tau, nu. Duok ranką iš karto. Lauk tik tai. I just push. I'll hold. Perfect. Gotta have good adventure. Amazing. Yeah. Oh, it's fine actually. Yeah, Not so bad. it's always fine. Visiškai, bet čia mėginas pasiūlė. Stakti dabar taip. There, look at, see? All right. Atsėsk. Yeah, good one. Oh, don't jump from there. Okay. Yeah, thank Good you. job. Amazing. Prisivaikščiojom. Einam dabar į mašiną. Saulė šviečia tarp medžių dar truputuką. Grįžtam su šviesa, tai yra gerai.
7:30 jau. Nuo to laiko, kai buvom pasiklydę miške ir buvo 6 valandos. Praėjo 1,5 valandos. Ne, bet 20 buvo. Ai, tai jau 2 valandos praėjo. Tai užtrukom 2 valandas čia prasivaikščioti. Užlipti ir dar iki to nueiti medžio nukritusio. Bet šiaip verta visai geras prasivaikščiojimas. Oras dabar irgi toks labai gaivus, labai geras. Net per šiltą, bet negalim nieko nusirengti. Ne, šiaip labai gerai. Man net kuprinė šlapėda. Viename stende buvo parašyta, kad mes prie šių medžių jaučiamės lygiai taip pat, kaip pelytė stovėdama prie mūsų kojų. Dar nesutemo. Jau Mes jau einam link mašinos. O, dar yra atvažiuojančių. Einam išbandyti Taco Bell. Jeigu dar veiks, bet veiks turbūt, nes sėdi dar kažkas valgo. Pažiūrėsim, ką parduoda. Niekad nebuvom dar. Atvažiavom vakarienį į Taco Bellą. Taip pat tinklas pas juos dažnas, pas mus, kurio nėra. Tai buvo įdomu paragauti. Aš gavau buritą su pupelėm, va. Kokia didžiulė. Taip. Ir tu gavai didžiulę buritą. Ir taco. Ir taco. Va, mano taco. Didžiulis. Ir buritas didžiulis. Nu, žodžiu. Ir dar bulvyčių gavau. Ir kalno padažo.